su nuostabia švente jūs. Ar gali būti nuostabesnė? Turbūt ne. Turbūt ne. Sulaukiam Jėzaus širdies iškilmės, kur viskas yra, ko mums reikia. Visi atsakymai, visos dovanos, visi pasiūlymai mūsų gyvenimui. Tiesiog viskas. Ir šiandien kviečiu tave surizikuoti. Gal atėjai su kažkuo, bet šiandien kviečiu rizikuoti. Ar tiki, kad jis tau turi kažką paruošęs ypatingo, apie ką net nesvajoji ateidamas į šias šventąsias mišias? Jeigu taip, pasakyk taip, esi pasiruošęs tai priimti, esi pasiruošusi tai priimti. Jėzau, meldžiu už kiekvieną čia esantį ir tegul šios šventos mišios atneša į kiekvieno iš mūsų gyvenimą tai, apie ką net svajoti nedrįsome šį rytą. Nustebink Viešpatie juos, parodyk, kokia didi ir gili, amžina yra tavo meilė mums. Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anuo metu Jėzus pasakė fariziejams ir rašto aiškintojams tokį palyginimą. Kas iš jūsų, turėdamas 100 avių ir vienai nuklydus, nepalieka dykumoje 99 ir neieško pražuvusios, kolei suranda? Radęs, su džiaugsmu dedasi ją ant pečių ir sugrįžęs namo, susikviečia draugus bei kaimynus, sakydamas: džiaukitės drauge su manimi, radau savo pražuvėlę avį. Sakau jums, taip ir danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio, negu dėl 99 teisiųjų, kuriems nereikia atsiversti. Tai Viešpaties žodis. Tiek aš to gyvenimo nugyvenau, bet man atrodo, kad kiekvienas gyvenimo etapas yra skirtas, aišku, mums augti, panašėti į Viešpatį ir vis kitas jo širdies bruožas mums yra reikalingas ir patraukiamas. Vienam etapui mums reikia gyvenime tokio širdies Jėzaus bruožo sekti, mąstyti, kažkaip paliečia tai mūsų širdį. Pastaruoju metu mane labiausiai kalbinančiu, sujaudinančiu, net iki ašarų paverkti aš mėgstu, tai yra Jėzaus kantrybė. Jėzaus širdies kantrybė mano atžvilgiu. Nes man atrodo, kad aš dažniausiai taip visur blaškausi, maištauju, nekantrauju. Taip viską darau ne taip, kaip jis atrodo, kviečia arba kaip jaučiu širdyje, kad reiktų padaryti, blaškausi kaip ta meška per Lietuvą. Sėdėjau, gal skaitinių klausiausi, tai man ta meška vis vaikščiojo po galvą. Gal kaip ta meška blaškausi kartais, Viešpats rodo kelią į kažką daugiau, į laisvę, o aš klaidžioju, žodžiu. Bet jis rūpinasi, kaip mes tą mešką, žodžiu, visa Lietuva stebi, kas čia bus. Ir Viešpats taip pat šiandien, Ezekielio skaitinys, pilnas nuostabių veiksmažodžių, kurie kalba apie Viešpaties kantrybę kiekvieno iš mūsų atžvilgių. Jisai kantriai, jautriai prisitaiko prie manęs, suieško manęs tose labirintuose, rūpinasi, išlaisvina, gano, atveda, džiaugiasi, kai man kažkas pavyksta, liūdi, kai nutolstu, apglėbia, aptvarsto sužeistą, pastiprina silpną, saugo, kai esu pakankamai stiprus ir riebus. Nors lietuviškam vertime kažkodėl tai yra sunaikinti, kitose vertimuose sako, jeigu esi stiprus ir riebus, aš tave saugosiu. Tokių irgi reikia. Jeigu visi bus dabar
žodžiu, paliegę, tai kas, žodžiu, bus atsvara. Tai man patinka labiau šitas žodis, jeigu stiprus ir riebus, tai saugosiu tave, žodžiu. Tai viešpats va toks yra. Bet ta Jėzaus kantrybė turi ir kitokį aspektą, ne tik tokį globėjišką, švelnų, tokį dalyvaujantį, įsitraukusį į mūsų gyvenimą. Mums tai yra miela, artima visada susijautrinam, visada susigraudinam, kai mąstom, kad viešpats yra šalia mūsų, arti mūsų. Bet kitas veidas tos kantrybės viešpatės, man atrodo, atskleidžia jo gyvenimas. Tai yra nuoseklumas. Jėzus yra nuoseklus. Jeigu mes labai dažnai esame nekantrus su Dievu, žmonėmis, savo patiems, nuolat kažką bandome paskubinti, primesti, darome kartais per jėgą, norime viską pasiekti čia ir dabar ir iš karto, žodžiu, o matome Evangelijos puslapiuose, kad Jėzus turi aišku savo gyvenimo planą, tačiau tas scenarijus nėra surašytas kas sekundę ir minutę. Kartais mes kas sekundę ir minutę viešpatės tarsi perdėtai bijodami, ar čia jau valia, nevalia tavo, ar čia laimini, nelaimini, žodžiu, bet viešpats Jėzus neturi tokio plano, jis veikiau turi nuojautą, matome, ir turi tikslą prieš akis. Būti viena su tėvu, sako, ir aš einu jums vietos paruošti tėvo namuose, žodžiu. Tikslas - Jeruzalė, mirtis, jis pats įspėja mokinius ir labai nuosekliai eina, jokių trumpesnių kelių, jokių pagreitinimų. Matome, kad Jėzus nekartą išvengia mirties, kai bando jį nustumti, kai bando jį pagauti. Jėzus kažkur nepasirodo, kur jo laukia, nes Jėzus žino, koks jo yra tikslas ir žino, kada yra tinkamas metas tam tikslui siekti ir padaryti sekantį žingsnį. Taip pat prisiminkime, kaip jisai sudrausmina Petrą, kuris jį bando sustabdyti, tarsi sulaikyti. Jėzus sako, ne, aš turiu šitą sekantį žingsnį padaryti, tu negali mane sulaikyti. Tarsi Jėzus veržiasi į tą tikslą. Taigi Jėzus labai kantriai žingsnis po žingsnio vykdo tėvo valią, savo planą, jis meldžiasi, kalbasi su tėvu, skaito ženklus, eina į vestuves, apsilanko laidotuvėse, žodžiu, sprendžia ginčius kažkokius, gydo, ilsisi ir taip toliau, taip toliau. Bet visame jis yra ryžtingas ir kantrus. Kur yra mūsų nenuoseklumas? Mes sėdėdami čia jau mąstome apie 4. žingsnį. Palauk, žmogau, šiandien turi padaryti 1 žingsnį, po to 2, 3. Ir tas mąstymas apie tuos žingsnius į toli mums kartais neleidžia suprasti, kur tą 1 žingsnį turiu dėti, ar į dešinę, į kairę. Piktasis labai dažnai mus taso, galvok dabar, Valdemarai, kas bus tada ir tada, žodžiu. Bet, Valdemarai, tau reikia kažkaip 5. nugyventi šventai, kunigiškai, žodžiu, evangeliškai. Nes šis 5. gali būti nugyventas, šiaip savo. Ir tada vietoj, kad viešpats kviečia nusukti į dešinę, šiandien nusuksiu į kairę. O aš mąstau, svajoju, kaip jau bus 4. žingsnė, kai aš 1 dorai nepadarau teisingai. Tad, mielieji, nepasiduokite pagundai įsikibti į 4. arba sekančius žingsnius, turėti tikslą prieš akis, tėvo namai, nežinau, noriu būti geru žmogumi, vyru, moterim, žmona, sutuoktiniu, vienuole, kunigu, darbuotoju, žodžiu, ir žingsnis po žingsnio. Diena po dienos. Taip kaip Jėzus kantriai, nuosekliai, žodžiu, renkuosi tai, kas šią akimirką man yra geriausia. Yra daug gerų pasiūlymų, bet 10 valandą pasirinkot geriausią pasiūlymą Vilniaus mieste. Ateiti į šventąsias mišias. 11 valandą sekantį žingsnį dėsite. Mes taip negalvojam, bet iš tiesų pasižiūrėkit, kiek mes turime daug pasirinkimų ir kiek nuo mūsų kiekvieno to žingsnio priklauso.
Jėzaus širdie kantrioji ir gailestingoji, taip kreipiamės litanijoje. Būti kantriam reiškia būti gailestingam. Ką tai reiškia? Tai reiškia gebėti palaukti, gebėti matyti toliau nei tai, ką matau, jaučiu ir patiriu šiandien. Kaip su ta avim Evangelijoje. Palauk šiek tiek, nutolo, pabėgo ta avis. Tai Viešpats nenusigręžia ir nepalieka ir nenueina. Duoda laiko tau išsidūkti, paklaidžioti žodžiu, patirti tavo pasiekmes pasirinkimo žodžiu. Jis moka palaukti gailestingai ir tada ieškot pradėti mūsų. Tai vat kviečiu šiandien kažkaip duoti laiko savo, duoti laiko kitam, duoti laiko Dievui, palaukti akimirkos, neperšokti kelių žingsnių, bet eiti nuosekliai žingsnis po žingsnio, imant, renkantis kryptį ir tikslą – Tėvo namai. Tokia yra Jėzaus širdies kantrybė, švelni ir nuosekli. Tad šiandien meldžiu, kad Viešpats mus mokytų to ir švelnumo, ir nuoseklumo. Leiskimės to mokomi, leiskimės to vedami šiandien ir leiskimės to pripildomi ir apdovanoti.